Šiandieną lėsimės ir į tavo pažinėjimą kelionę. Maršrutą pradėsėm nuo protėvių šventovės Alkas Alkakalnį. Aplankysėm ir Medingėnus, su centri pastatytų paminklų Vytautovų, katras pagal vietinį legendą pasodina Montrimą ožolą, o legenda patvirtina šio senuolio omžius. Siaurų miškų takeliu artėjam prie dar vienos senovės šventovės, Kopžiubių dubenėtojo akmens. Toliau keliaujam į miškų apsuptį esantį Ruškį ežerą poilsio vietą. Pasigrūžėjom vaizdas, atsikvėpėm, o dabar keliaujam į Lopaičių šventovę. Atnaujintas takas, artėjam prie vienintelį dolmeną Lietuvoje. Mistinis blindis ir paslaptingųjų akmenų. Pasidžiaugiam sutvarkytom ir atnaujintom erdvėm. Keliaujam prie garsiųjų Lopaičių šaltėnį. Atsivisinom ir keliaujam ant Lopaičių piliakalnį. Toliau judam link Pilies malūną, apžiūrėti meno galerijas ir naujai atsidariusių Žemaičių amatų muziejų. Aplankėm ir senoji Žemaitijos sostinė Tverus. Pasivakščiojom po sutvarkytą centrą ir aplankėm Tverų kraštotyros muziejų. Galiausia atkeliavom į pasaulį pakraštį, nuostabiau gamtos apsuptyje, įsikūrusi restoraną, kur visada šviežiausias maistas ir gal apsistoti su nakvynė. Nori tikslaus kelionių maršrutą? Nuoroda komentarus.